Hey everyone, it's Moknia, and today is my tutorial for today is French braid. And one girl, her name is Gertrude, and she's from New York, asked me to do this tutorial for you. And she wants to do that braid on her sister. That's why I'm going to do that on my friend Yolita. So please subscribe, let me know what you think, and enjoy. Thank you, bye. Yra Vilnius nepateikti įdalinimai, jau netelpi vieną, pateikti rašo dviejos. Toliau yra erdvė ir laikas. Keturis arba penki. O dabar, juk ta skaustos yra ta reikėsi daryti, kai atskirą. Daryti ir dalinę. Viljamas Šekspyras, užtikščiau sonet analizę. Jūs galvojat, kai jūs gaudite 10 pažymį, jūs atspaudinsit. Man svarbiausia yra vizualiai kaip pateiktas, kaip išgyvenimai atskleisti, kaip laikas yra. O tai kaip aš manau, kad aš sudėsiu? Nu, kaip tu sudėsi, aš pamatysiu, kad tu reikėsi. Geras. Jeigu aš pas tave atleidžiu, ir aš tau kiaušinį įdėčiau, ar tu iškėlėčiau? Nu, tai irgi yra variantas. Duokite kiaušinį, baigti, atkurti, jūs pirmą padaryti, aš paskui matys, kaip jūs padarys. Jūs laikai pateikti, yra sudarę.